Artima, pažįstama ir labai skaudi vienos mergaitės istorija. Puikūs aktoriai, genialus scenarijus ir net nebejoju, serialas, kuris dar kartelį sukrės visą Lietuvą. Jau netrukus ilgai lauktas naujas serialas Drąsos kaina. Jau dabar jį galima vadinti vienu drąsiausių serialų kada nors sukurtų Lietuvoje. Serialas, kurio anonsams tik pasirodžius TV3 eteryje visuomenėje kilo karštos diskusijos. Sudėtingas scenarijus, prikausantis žiūrovus prie televizorių ekranų nuo pirmųjų serijų. Toksai gana latinoamerikietiškas, lietuviškas variantas. Gerai parašyta, visi dialogai. Šaunu bus žiūrėti, man atrodo. Serialo kūrėjai gvildenamos istorijos atskleisti nelinkę. Žinoma tik tai, kad nelengvos užduotis laukia gan prieštaringus vaidmenis seriale kursiantiems dainininkiai. Irūnai Puzaraitei ir aktoriui bei radijo laidų vedėjui Aišiui Mickevičiui. Iš tikrųjų, tai nauja patirtis man ir aš be galo laiminga, kad gavau tokį išbandymą. Aktoriui tai yra didelis iššūkis, įdomus vaidmuo iš tikrųjų, nieko ten tokio labai baisaus tikrai nevyksta pagal scenarijų. Nesu skaitęs galbūt daugelio lietuviškų serialų scenarijaus, bet susidarydavau įspūdį iš to, kaip nufilmuota ir ką ten kalba žmonės, tai man tai paliko visai neblogą įspūdį. Drąsos kainos aktoriai su nekantrumu laukia pirmųjų serijų ir kviečia žiūrovus sekti intriguojančią istoriją. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 19:10. Pirmoji serija iškart po TV3 žinių.